Vidinės kojos užkabinimui reikėtų 3 sukibimo taškų. Vienas iš jų yra šonas, iš karto po šonkauliais minkštoji dalis, vidurys šlaunies ir vidurys blauzdos. Pradžioje, kai mokysimės, gali būti, kad dėl praktikos ir lankstumo trūkumo koja bus tiesesnė negu norėtume, būtent vidinė koja, ir kabinsis arčiau kulno ir šiek tiek arčiau kirkšnies. Bet turėtų būti maždaug kažkur vidury galutinėme rezultate. Tai pradėsime nuo to, kad reikia užsiversti žemyn galvą ir kai užsiversiu, neištiesiu alkūnių, nepasikabinsiu. Visą laiką turėsiu būti aktyviam prisitraukime, mentais pečiai aktyvuoti, į galą nuleista ir suspausta. Tai čia yra mano vidinė koja. Eisiu į užsivertimą ir stengsiuosi išlikti aukštai su krūtine. Vynioju aplink vidinę ranką, vidinę koją, paleidžiu vidinę ranką, išorinę koją slysta atgal, stumia balansui ir štai pagavau gripą. Va čia vidury ir šoniukė. Atpalaiduoju, galiu dar apvynioti vidinę pažastį. Visą laiką stumiu išorinę koją į galą, kad būtų dar geresnis sukibimas. Šis judesys garsėja tuo, kad pirmus kartus besimokant labai skauda vidinę šlaunies dalį, tai nenustebkim.